Spaudimas kojomis ar pritūpimai su štanga ant pečių? Kurį pratimą pasirinkti? Na tai va. Bet taip reikia kilnoti? Gerai. Kultūrizme tai yra abu baziniai pratimai, kurie naudojami bendrai kojų, tai yra šlaunų ir sėdmenų raumenų apimčiai didinti. Abiejose pratimuose, priklausomai nuo pėdų pozicijų, galima reguliuoti, kuriai kojos arba sėdmenų daliai teks daugiau krūvio. Reikia skaičiuoti, tada mes mokam skaičiuoti, tada mes augam. Platesnis pėdų pastatymas tiek pritūpimuose, tiek spaudime kojomis daugiau krūvio perkelia sėdmenims ir vidiniai šlaunų daliai. Siauresnis pėdų pastatymas daugiau krūvio perkelia keturgalviui, tai yra priekiniai šlaunų daliai, bet taip pat reikia žinoti, kad siauresnis pėdų pastatymas yra netoks draugiškas keliams. Tad tiems, kurie turi jautrius kelius arba pažeistus kelius, tai gali sukelti problemų. Ir specifiškai spaudime kojomis galimas siauras pėdų pastatymas ant apatinės platformos dalies, tai irgi leidžia smarkiau apkrauti keturgalvius šlaunų raumenis, bet tai yra naudojama specifiškai kultūrizme ir tai naudoja vyrai kultūristai. Funkcionaliosios sporto šakose, kur sportininkui reikia greitai bėgti, aukštai šokti arba toli šokti, stipriai spirti, geresnis pratimas yra ir dažniau naudojamas yra pritūpimas su štanga ant pečių, kadangi pritūpimas su štanga ant pečių tiksliau atkartoja tos judesius, kuriuos paminėjau. Jis yra funkcionalesnis pratimas, nes pritūpiame su štanga ant pečių, kūnas juda trimatėje erdvėje, jisai neturi jokių atramų, kokias turi, tarkime, spaudime kojomis, kai ir nugara, ir dubuo būna įremti. Spaudime kojomis platforma turėtų būti nuleidinėjama iki tol, kol kojos yra sulenktos stačiu kampu. Žemiau nuleidinėti pavojinga ne dėl kelių, bet žemiau nuleidinėjant apatinė nugaros dalis, kuri turi būti prispausta ir dubuo pradeda riestis į priekį ir į vidų, ir tai gali traumuoti apatinę nugaros, apatinę stuburo dalį. Būtų žiaukti didelė. Pritūpime kojomis standartinė judesio amplitudė yra, kuomet nusileidinėjant tūpiama iki tol, kol šlaunis bus horizontalioje padėtyje. Bet turint gerą lankstumą, išlaikant tiesę nugarą ir neleidžiant dubeniui riestis į vidų, bei išlaikant pėdas prispaustas prie žemės, galima tūpti nors iki tol, kol užpakaliu seksite grindis. Turint gerą lankstumą, tai yra saugu. Ta horizontali pozicija yra rekomenduojama kaip standartas žmonėms turintiems standartinį lankstumą. Pagal klasikinius kultūrizmo principus, pirmasis pratimas kojų dieną dažniausiai būna tiesimas kojomis treniruoklė, nes jisai leidžia apšildyti kelių sąnarius. Tada jau gali sekti arba pritūpimas su štanga ant pečių, arba spaudimas kojomis. Gali sekti abu. Tada antroje vietoje būtų pritūpimas, trečioje spaudimas kojomis. Jėgos šakose, ten kur svarbus ne sportininko grožis, o jėga, ten pirmasis pratimas treniruočių programoje būna pritūpimas, po to jau seka spaudimas kojomis ir gali sekti tiesimas kojomis. Tad eiliškumas yra atvirkštinis. Ačiū, kad žiūrėjote. Ata, sėkmės, stipriai patok. Ačiū. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, apačioje dalinuosi nuorodą, kuri yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspauliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.